Taigi šiandien mano tema yra liturgija, sakramentai, simboliai. Pradėsiu nuo simbolių, ženklų ir simbolių. Simboliai ir ženklai yra ne tas pats, yra skirtumai, bet aš tų skirtumų nedarysiu, nesigilinsiu į tai, ne ta tema čia būtų visiškai. Tiesiog kviečiu pradėti jūs nuo pamąstymo, kad mes savo gyvenime, kasdienybėje ir nekasdienybėje, išimtiniuose, visokiuose šventiniuose renginiuose naudojame daug įvairių ženklų. Bendraujame ne tik tai žodžiais, kur pasakome kažką tai žodžiu, bet mes bendraujame neverbalinę kalbą, veido išraiškomis, judesiais ir jie labai dažnai būna labai išraiškingi. Ir taip pat naudojame tokius nežodinius bendravimo būdus, kaip pavyzdžiui rankos paspaudimas, apkabinimas, bučinys. Ir šitie būdai be žodžių daug ką pasakantys. Reiškia, jie labai daug ką sako. Pagalvokite, toksai rankos paspaudimas. Reiškia, jisai reiškia šitą. Ir mes gerai žinome, ką jisai reiškia. O kodėl aš taip drąsiai sakau, kad mes gerai žinome? Nes mes jį naudojame tada, kai jisai tinka, bet ne visur ir ne visada ir ne visaip. Pavyzdžiui, kodėl jūs, kai vyrai čia esantys ir aš tame tarpe, kodėl mes, kai įlipame į mikriuką, nepaspaudžiame rankų visiems? Netinka. Kodėl? O kodėl netinka? O todėl, kad rankos paspaudimas kažką reiškia. O ką jisai reiškia? Jis reiškia artumą nemažą. Reiškia pasisveikinimą su žmogumi, su kuriuo yra tam tikras ryšys jau. Bet visai gerai būtų, pavyzdžiui, įlipus į mikriuką pasakyti labas vakaras. Tinka šitas, ne? Šitas tinka, o kitas netinka. Ir mes gerai žinome, kurie tinka ir kurie netinka. Ir dabar žiūrėkite, ką mes čia turime. Mes turime rankos paspaudimą kaip ženklą tam tikrą ir mes gerai žinome, ką jisai ženklina. Ir tik tai todėl mes galime šituo ženklu tinkamai naudoti jį ir suprasti, ką jisai kalbėtis per tą ženklą galime. Jisai yra ženklas ir jisai kažką tai ženklina. Lygiai tas pats būtų apkabinimas, reiškia, tai gali būti susitaikymo ženklas, gali būti artumo ženklas. Bučinys mūsų kultūroje labai platus, daug prasmių turintis įvairiuose kontekstuose bučinys tėvo ir vaiko, brolio ir sesers, mylimojo, mylimosios ir daugybė kitų kontekstų, kur reiškia bučinys. Ir puikiai žinom, ką jisai reiškia. Reiškia, mes žinome ženklą ir žinome, ką jisai ženklina, tas ženklas. Ir pavyzdžiui, būtų tikrai kuriozas, pavyzdžiui, įlipus į mikriuką bučiuoti kitus keleivius. Netinkamas ženklas, mes tą žinom, tai būtų juokinga tiesiog. Arba, pavyzdžiui, žiūrėkite, arbatos gėrimas. Simbolis iš tikrųjų yra, užeik arbatos. Ką tu negerės arbatos? Namie negali išgerti arbatos. Ne, tai yra ženklas. Ką jisai reiškia? Jis reiškia tam tikrą bendrumą, artumą. Arbatos gėrimas. Jis gana neįpareigojantis. Galima išgerti arbatos su, reiškia, bendradarbė geria arbatą ir panašiai. Tai reiškia, čia yra ženklai. Ir mes gerai žinome, ką jie ženklina. Ir todėl mes galime tai ženklais disponuoti, galime kalbėtis jais. Nes žinome ir ženklą, ir ženklinamą jį. Tai, ką tas ženklas ženklina. Bet jeigu mes nebūtume šios kultūrinės ar netgi simbolinės sistemos dalimi, tas ženklas nėra savaime aiškus. Tikriausiai prisimenate, nežinau kaip dabar, bet prieš 20-30 metų indų filmuose nesibučiuodavo. Atsimenat, kas matydavo 2 serijų indų filmai romantiški būdavo, verkdavom dažniausiai, reiškia, 2 serijoje, apie meilę visi filmai ir nesibučiuodavo. Jų kultūroje nėra šito ženklo ar simbolio, čia vėlgi sakau, nenorėčiau dabar tam skirti laiko, jie neturi to. Ir man tada visą laiką įdomu, reiškia, o kaip jie mato vakariečius, kurie bučiuojasi? Kaip jie mato, nes jie nėra toj simbolinėje sistemoje ir tai nėra tik tai, kad tu nematai tos
tu žiūri į tą ženklą, tau viskas aišku ir tu tiesiog jį perimi labai lengvai. Ne, nėra taip. Yra kultūrų, kuriuose nėra rankos paspaudimo. Ir tada toj kultūrai gali būti toks gana kurioziškas, nevėkšliška situacija, kur tu ištiesi ranką, jinai tuščia ta ranka, nieko neduodi, ne, kas čia dabar darosi. Arba pabandykite įsivaizduoti, kaip visai kitos kultūros, įsivaizduokime, tarkime, marsiečius. Marsiečiai, ufonautai, stebi Žemę ir savo raportą rašo. Beveik viską supratome, bet vieno fenomeno nesupratome. Karts nuo karto jie prieina vienas prie kito, prideda lūpas ir patraukia orą. Ir štai mes įrašėme tą garsą, jis toksai. Nustatėme, kad šiuo veiksmu yra perduodama keletas milijonų bakterijų, iš jų dalis yra pavojingos, bet jie vis tiek tą daro. Ir mes nesupratome, ką tai reiškia, nes jokios produkcijos nėra tame. Mes suprantame, kad jie daro tam tikrus veiksmus, nes iš to gaunasi kažkokia tai gerybės, tam tikra produkcija, ją galima tenai paskui parduoti ar naudoti ir kitaip, bet šitam veiksme mes jokios produkcijos neužfiksavome. Klausimas lieka atviras. Kas tai? Kitoj simbolinėje sistemoje būdamas žmogus, į ją negali įeiti. Aiškiai, jisai turi būti kažkaip tai įvesdintas, jam turi būti padėta įeiti į tai, nes kitaip jinai bus jam svetima. Ir turbūt esate savo gyvenime matę ar dalyvavę tokiuose, reiškia, tam tikrose simboliniuose veiksmuose, kurie yra neaiškus. Ir man yra tai buvę, aš mačiau japonų arbatos gerimo ceremoniją. Ir gal, oi, kaip gerai pamatysiu japonų arbatos gerimo ceremoniją, tikrai Japonija darė, reiškia, viską bus labai įdomu. Po kokių pirmų 5 minučių labai nusibodo. Nieko nesuprantu. Reiškia, paima arbatos puodelį, pastato šalia, atsisėda, paskui kitaip atsisėda, paskui ten vėl kažkokius tai. Ir tikrai nusibodo, užtruko, arti pusvalandžio visą tą arbatos gerimo ceremoniją. Man jinai buvo neįdomi. Kodėl? Kad jinai buvo pilna ženklų, kur aš nežinojau, ką jie ženklina, tie ženklai. Kitaip sakant, tai buvo tam tikras kalbėjimas, o aš nesuprantu tos kalbos. Galbūt panašus dalykas yra, jeigu esate buvę girdėję kalbant užsienio kalba, kurią nesupranti. Argi nebūtų smagu išgirsti, pavyzdžiui, kalbant kokią nors egzotišką kalbą. Man taip atrodytų kartais. Pradedu klausytis, man už 30 sekundžių jau nuobodu. Aš nesuprantu nieko. Tai kažkas panašaus yra su ta simbolių kalba. Kodėl pradedu nuo šito? Už tai, kad bažnyčioje yra labai daug simbolių, labai daug ženklų, simbolių, apeigų. Ir jeigu tu nesi susipažinęs ir nesi netgi daugiau, neužtenka tik susipažinti intelektualiai. Neužtenka tik tai būti pasiskaičius, kad tas judesys reiškia tą, tas judesys reiškia tą. Čia yra svarbu, bet to nepakanka. Jeigu tu nesi į tai įėjęs, kažkaip tai įsodintas į tai, tai tada ta simbolių kalba yra tiesiog nuobodi, neprasminga, nereikalinga. Ir Rūtelė kartais pasakoja tokį liudijimą savo, kur vienas jos giminaitis, šiaip ateistas, bet dėl kompanijos nuėjo į mišias ir paskui, sako, po mišių priėjo prie Rūtos ir sako, jūs katalikai galit ką nors naujo sugalvoti? O tai buvau prieš 15 metų, lygiai tas pats, tai ko ten eiti į tas mišias? Jokios prasmės nėra. Tai ta prasme, kad jeigu mes simboliuose ieškom kažko tai naujo, tai tikrai nieko naujo. Bet simbolių tikslas yra kitas. Žiūrėkit, vyras pareina namo ir kiekvieną vakarą, arba ne kiekvieną vakarą, bet iš esmės daro tą patį. Labas vakaras, pabučiuoja žmoną, paglosto vaikus. Labas vakaras, pabučiuoja žmoną, paglosto vaikus. Ir eina tai metai po metų. Tai kam tą daryti? Atsiprašau, tai kokia nesąmonė. Tai tu gali ką nors naujo sugalvoti, čia kokį šokį sušokti ar kažkokį, aš nežinau. Ne. Ir tai yra simboliniai žestai, kurie nereikalauja naujumo. Jie nereikalauja naujos to ženklo išraiškos. Nes yra ženklinamasis, kuris per tai išreiškiamas. Ir tas ženklinamasis, kas tuo išreiškiama, yra svarbioji dalis, esminė dalis. Ženklas ir ženklinamasis. Gerai, tai dabar žvelgiu toliau į
liturgija. Toksai žodis daug kartų girdėtas, bet beveik atspėsiu, sakydamas, kad sunku būtų paaiškinti, ką jis reiškia, tas žodis liturgija. Šitas žodis yra kilęs iš graikų kalbos ir graikų kalboje, visai nekrikščioniškoje, o paprastoje eilinėje graikų kalboje, jisai reiškia viešą darbą, tam tikrą viešą darbą. Vėliau krikščionys šitą žodį perėmė ir jį pripildė savo prasmės ir krikščionybėje, krikščioniškoje terminijoje šitas žodis reiškia Dievo tautos dalyvavimą Dievo darbe. Dievo tautos dalyvavimas Dievo darbe. Liturgija. Pats paprasčiausias liturgijos pavyzdys, kad jums būtų aišku, kas tai per daiktas ta liturgija, tai yra mišios. Šventos mišios, sekmadienės naujas mišios ir jūs dalyvaujate šventų mišių liturgijoje. Bet taip pat gali būti, pavyzdžiui, santuokos sakramento liturgija, kai kurie iš jūsų čia esančių priimsite krikšto sakramentą per irgi atitinkamą liturgiją. Pavyzdžiui, gali būti net ne sakramentų liturgija, laidotuvės, visi esam dalyvavę, matėm irgi tam tikrą liturgiją, nesakramentinę liturgiją, irgi yra daug simbolių, ženklų, apeigos tam tikros yra. Taigi liturgija yra simbolių ir ženklų, veiksmų ir žodžių, kurie turi simbolinę prasme, toks darinys. Per liturgiją simboliais ir veiksmais vyksta dialogas. Liturgijoje yra dialogas. Ir tam, kad tu galėtum tame dialoge dalyvauti tinkamai, tu turi būti ne tik tai susipažinęs, ką tie ženklai reiškia, bet tu turi būti į tai įėjęs. Įėjimas turi būti padarytas. Ir tas įėjimas yra taip pat ir intelektualinis, turi žinoti pagrindinius tos simbolinės sistemos dalykus. Ir dabar, ką mes čia veikėme per kelias šitos mėnesius, susipažinom su tais dalykais, su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis. Bet neužtenka. Neužtenka tik tai intelektualiai apie tai žinoti. Nes jeigu tik tai intelektualiai žinosi, tai tada būsi kaip tas mano minėtas giminaitis, kuris sakė, aš jau tą žinau, aš jau mačiau, viskas. Bet tam, kad tu galėtum liturgijoje tinkamai dalyvauti, tu turi būti prisilietęs prie tų dalykų, kurie tenais yra ženklinami, kurie tais simboliniais ženklais liturgijoje apie juos kalbama. Tai va, tas prisilietimas yra būtinas, kad galėtum įeiti į liturgiją ir dalyvauti joje kaip tų namų dalis, o ne kažkoks tai išorinis žmogelis, kuris bando įeiti, bet jam ne visada sekasi. Aiškia, kaip namiškis, tas, kuris yra viduje. Taigi liturgija yra šventimas simboliais ir iš tų simbolių ir susideda visos liturginės apeigos. Liturgijoje per bažnyčios veiksmus, per tuos liturginius simbolinius veiksmus, Dievas tęsia savo atpirkimo darbą. Ta darbą, kurį Kristus ant kryžiaus įvykdė ir dabar simboliniais veiksmais tas darbas yra sudabartinamas. Ir mes galime tapti tų įvykių dalyviais per simbolius, kurie tai simbolizuoja, tuos įvykius. Tampame išganimo įvykių dalyviais. Jeigu esame įėję į šitą simbolinę ir ne tik tai simbolinę, bet visą pasaulyje žiūrinę sistemą. Jeigu esame jos dalis. Jeigu ne, tai tada esame pašaliečiai ir liturgija mums nekalba. Geriausiu atveju mes liturgiją tada ištveriame, iškenčiame. Labai sukandame dantis ir tiesiog išbūname. Labai nuobodu, bet išbūnu. Vis tiek. Tai nėra tas buvimas liturgijoje, dalyvavimas liturgijoje, į kurį mus kviečia Dievas. Tas ištvėrimas, esu girdėjęs tokį pasakymą, sako, kuo nuobodesnis pamokslas, tuo daugiau nuopelnų. Neteisingai. Čia ne tokia mechanika veikia, čia kitaip turėtų būti. Ne tai, kuo nuobodžiau, tuo geriau. Reiškia, čia kitaip yra. Mes nekenčiame. Ne tai, kad kenčiame per savo kentėjimą, mes tenais kažkas tai ne taip. Mes čia dalyvaujame labai labai svarbiame veiksme. Bet tam, kad tu jame dalyvautum, tu turi būti
jo dalis, įėjęs į jį. Ir tas įėjimas, pagrindinis kriterijus, pagrindinė, reiškia, sąlyga įeiti į tai yra tikėjimas. Tikėjimas, prie kurio mes ir šitos paskutinius kelius mėnesius buvome sustoję. Taigi liturgijos esmė yra dialogas simboliniais veiksmais ir žodžiais. Žiūrovų nėra, visi yra dalyviai. Tiek kunigas už altoriaus, tiek susirinkusieji dalyvauja tam tikram dialoge. Kartais tas dialogas yra labai akivaizdus. Ir kunigas sako, viešpats su jumis. Ir turėtų susirinkusieji atsakyti. Deja, kartais būna, kad kunigui tenka ir atsakyti, nes nieks nesako, nežinau, ką jie veikia. Aiškia, viešpats su jumis, ir jis sako, ir su tavimi. Ir juokinga ir liūdna. O ką jie veikia, tenai susirinkę? Ir ko jie ten susirinko? Nėra žiūrovų. Čia ne spektaklis. Visi yra aktyvūs dalyviai, kiekvienas savo rolėje. Kunigas atlieka vieną vaidmenį, kiti atlieka, reiškia, ir visi dalyvaujame. Ir tas dialoginė liturgijos principas yra labai ryškus. Kartais tas dialogas gali išsireikšti ne žodžiais, o veiksmais. Mes klaupiamės, stojamės, sėdamės, mušamės į krūtinę ir panašiai, linkime ramybės. Vėlgi tai yra simboliniai veiksmai. Tam, kad aš galėčiau juose dalyvauti, aš turiu tinkamai dalyvauti. Aš turiu būti atlikęs, kabutėse, namų darbą. Aš turiu būti juos gerai permastęs, supratęs, ką jie reiškia. Ir čia visos tikėjimo tiesos ateina šitoje vietoje svarbios yra. Ir savęs labai rimtai paklausęs, ar aš tuo tikiu. Ar aš tikrai manau, kad taip yra. Tai va, be šitų dalykų liturgija tampa tik tai toksai senovinis žaidimas. Pavyzdžiui, per vestuvės piršlį karė. Žaidimas, bet tai yra žaidimas. Iš tikrųjų, tai nekarė piršlio. Ne. Aš kai vaikas buvau, prisimenu, aš bijojau, man buvo baisu, kad piršlį pakars. Man buvo 4 ar 5 metai, kaime tenais, reiškia, ko kars piršlį, vajetus galvoju, baisu. Ir žiūrėkite, mūsų vestuvės yra gana nemažai tokių žaidimų, iš archaikos atėjusių žaidimų įvairių jame. Bet iš tikrųjų jie nelabai ką reiškia. Jie yra tik tai žaidimukas tam tikras. Ir deja, labai dažnai, ypatingai kalbant apie santuokos sakramento šventimą, jauniesiems ir visai palydai, vadinamasis šliūbas irgi yra tik tai to žaidimo dalis. Kad iškilmingiau būtų, dar važiuojame į bažnyčią, gražios nuotraukos, vargonai groja gražiai ir panašiai. Ir tai yra lygiai tiek pat prasminga, kaip ir piršlio korimas, kuris yra žaidimo dalis. Bet ne, toje liturgijoje vyks labai svarbus dialogas. Ir klausimai labai gilūs ir esminiai klausimai yra klausiami jaunųjų, kuriuos jie turėtų būti labai rimtai, giliai apsvarstę. Tas pats yra krikšto sakramente. Kai kurie iš jūsų ruošitės krikštų, visai nedaug, už 3 mėnesių švęsime krikšto sakramentą. Ir tenai bus liturginis dialogas ir jūsų klaus. Ar išsižadate nuodėmės? Ir tada nelaikas pradėti galvoti, kas ta nuodėmė yra? Nuodėmė, taip, ar aš įsinuodėmės? O ką reiškia įsižadėti? Šiaip tai ir tada pradedi galvoti, ne? Arba paklausia jaunojo, ar tu esi rimtai apsisprendęs imti šią savo sužadėtinę į žmonas? Jisai sako, klebonė. Klausimas rimtas, duokite bent 5 minutes pagalvoti. Tai ne, tu nepadarė namų darbo. O ką tada žmogus daro? Gerai, pažadu. Ką dar? Sutinku. Išsižadu, kaip ten sakei dar? Tai čia nerimta tada. Tai to nedarykim, nes čia yra labai rimti klausimai, esminiai rimti klausimai ir juose nerimtai dalyvauti yra, neverta, neapsimoka. Ką aš apgaudinėju tada? Ar prieš ką aš nerimtai ilgiuosi? Jeigu čia yra žaidimas, tai tada jisai yra neprotingas žaidimas. Rimtas žmogus turėtų jame nedalyvauti. Bet jeigu čia yra ne žaidimas, tai tada reiktų rimtai apsvarstyti, kas čia vyksta. Tai viso šito mūsų katechumenato esmė yra padėti jums rimtai ateiti prie šių svarbiausiųjų klausimų.
kai jie bus per Velyknaktį klausiami, tie, kurie ruoštėsi sutvirtinimui sekminių išvakarėse klausiami, kad jūs tuos kelis žodelius, labai paprastus kelis žodelius, pasakytumėte kaip ženklą, kuris išreiškia, ženklina kažką tai jūsų širdies ir proto nuostatą tam tikrą. Jūsų klaus, ar tiki į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją? Atsakymas yra tikiu. Bet tai galima tą atsakymą pasakyti, tikiu gerai, ką dar. Ir gali tas atsakymas apimti didžiulius dalykus žmogaus gyvenime. Tai verta dėl to padirbėti. Tai štai katechumenatas 8 mėnesių programėlė, jos tikslas yra padėti jums rimtai tuos klausimus savo užduoti ir kai savo užduosite, tada jau galima pradėti ir galvoti, kaip išreikšti kitiems liturgijoje. Dabar turiu truputį pašnekėti apie liturginius metus. Tokie liturginiai metai yra ir tai yra svarbi dalis katalikų bažnyčios liturginio gyvenimo. Liturgija gana plati savoka, apima labai daug, tai man čia reikia nemažai per trumpą laiką apimti. Girdėtas savoka liturginiai metai. Kas tai yra? Tai yra pagrindinių išganymo įvykių išdėliojimas metų eigoje. Reiškia, per metus katalikų bažnyčia ir tie katalikai, kurie nori dalyvauti jos gyvenime, kurie rimtai tikėjimą priima, pereina per pagrindinius išganymo istorijos įvykius. Liturginiai metai prasideda ne sausio 1, tačiau prasideda 4 savaitės iki Kalėdų. Tai maždaug būna gruodžio pradžioje. Prasideda su adventu. Žodis adventas reiškia atėjimas ir advente 4 savaitės mes laukiame, mes gilinamės į 2 atėjimus iš tikrųjų. Vieną atėjimą mes prisimename ir dėkojame už jį, tai yra Jėzaus atėjimas 1 kartą prieš 2000 metų maždaug įvykęs, antro atėjimo mes laukiame, tai yra Jėzaus atėjimo 2 kartą. Tai advento tikslas yra gilintis į šituos 2 atėjimus, ką jie man reiškia. Ar tai, kad tas žmogus iš Nazareto prieš 2000 metų gimė, man ką nors reiškia daugiau negu tik tai, visi prekybos centrai stipriai eksploatuoja tą įvykį ir tada reikia tenai sukti galvas dėl visokių vaišių ir dovanėlių. Ar yra daugiau kažkas tai? Tai štai advento tikslas yra tas gilinimasis ir laukimas Kristaus atėjimo 2 kartą. Laukiame Kristaus atėjimo 2 kartą. Tada nuo Kalėdų iki Kristaus Krikšto šventės, kas yra 3 sekmadienis po Kalėdų, yra vadinamasis Kalėdų laikas, kada mes giedame kalėdinės giesmes ir džiaugiamės dėl to, kad Jėzus atėjo į šią žemę, įsikūnijo. Po to seka eilinis laikas iki gavėnios pradžios. Gavėnios pradžia yra kilnojama, jinai neturi stabiliaus laiko, tai yra 6 savaitės pasirengimo Velykoms, 40 dienų pasirengimas Velykoms. Dažniausiai yra vasario 2 pusėje. Prasideda gavėnė, pelenų 3 ir 6 savaitės mes gilinamės į mūsų poreikį, kad būtume išgelbėti. Ar man reikalingas išgelbėjimas ir išgelbėtojas? Tai čia yra gavėnios pagrindinis dėmesio centre esantis klausimas. Kam man reikalingas išgelbėtojas? Gavėnios pabaigoje švenčiama didžioji savaitė ir didžioji savaitė yra pats liturginių metų centras. Čia yra svarbiausiai dalykai. Didžiosios savaitės pabaigoje esantis šventasis tridienis. Tai yra didysis ketvirtadienis, didysis penktadienis ir didysis šeštadienis. Šitie yra patys, šiuose dienose sukoncentruoti mūsų išganymo pagrindiniai įvykiai. Eucharistijos įsteigimas, paskutinės vakarienės metu didįjį ketvirtadienį, Kristaus kančia, didysis penktadienis ir didžiojo šeštadienio slėpinys, tai yra Kristaus nužengimas į pragarus.
Ir tada naktį iš šeštadienio į sekmadienį švenčiame prisikėlimą Velyknaktyje. Tai tie iš jūsų, kurie priimsite krikšto sakramentą, tai įvyks Velyknaktyje. Nuo Velykų iki sekminių yra Velykų laikas. Po Velykomis prasideda Velykų laikas, 50 dienų. Dažnai pabrėžiama, kad katalikai turėtų atgailoti 40 dienų, bet džiūgauti 50 dienų. Daugiau. Reiškia, mes esame, ir kartais vėlgi Lietuvoje galbūt tai yra svarbu. Kartais žmonės supranta katalikybę kaip tokį visą laiką užsibuvimą atgailoj ir tokiam savęs tyrime, atgailojime už nuodėmes ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Bet per didįjį penktadienį, per atgailą mes žengiame į Velykų sekmadienį. Ir krikščionybės centre yra prisikėlimas, yra Kristaus pergalė, prisikėlimo pergalė, kuri mums dovanojama yra, ir už tai šią pergalę mes švenčiame ilgiau negu atgailojame, 50 dienų iki sekminių. Ir tada nuo sekminių iki Advento turime eilinį laiką, pusmetį gerą, eilinio laiko, tai yra gyvenimas su Dievu kasdienybėje. Laikas, kuris yra štai to kasdienybėje, įgyvendiname tai, ką gavome per šias didžiasias šventes – Kalėdos, Velykos, sekminės. Tada metuose yra dar daug švenčių įvairiausių, kurių datos yra fiksuotos, tai yra šventųjų, ypač švenčiausios mergelės Marijos šventės įvairios. Lietuvoje kai kurios iš jų yra labai stipriai akcentuojamos ir švenčiamos, kitos mažiau, bet jas iš esmės tie, kurie einate į mišias, žinote. Kitas labai svarbus liturginių metų akcentas yra sekmadieniai. Kiekvienas sekmadienis yra Velykos. Aiškiai, tai yra labai svarbi šventė, Velykos, ir už tai sekmadieniais katalikai dalyvauja šventose mišiose. Tai tiek būtų apie liturginius metus, ir dabar einu prie liturgijos pačios svarbiausios dalies, tai yra sakramentai. Liturgijos pati svarbiausioji dalis yra sakramentai. Šiaip liturgijoje yra labai daug ženklų ir simbolių. Netgi kunigo drabužiai, kai aš prieš 20 kelis metus pradėjau studijuoti teologiją, tai mane erzindavo kunigo drabužiai. Aš galvoju, kodėl jie negali ateiti su džinsais? O kam reikia tų tokių keistų suknių? Ir kas čia iš viso? Ir man užtruko laiko, kol aš supratau, kad tai yra ne šiaip drabužiai, bet tai jie kažką tai ženklina. Tai yra simbolis tam tikras. Kunigo daugybė veiksmų. Jisai prieina prie altoriaus, bučiuoja altorių. Ne? Žegnojasi, mes žegnojamės, taria žodžius tam tikrus, šlaksto vandeniu. Visa tai yra simboliai. Labai daug simbolių čia yra. Tačiau kai kurie simboliai yra ypatingi. Ir tie ypatingiai simboliai, kuriems mes nemažai laiko skirsime katechumenate, yra vadinamieji sakramentai. Sakramentai yra 7, skirstomi į tokias 3 dažniausiai pasitaikančias grupės. Įkrikščioninimo sakramentai yra krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija. Tai yra įkrikščionimo, tai reiškia įvesdinimo į krikščionybę sakramentai. Tada 2 sakramentai yra gydymo sakramentai, ligonių sakramentas ir sutaikinimo sakramentas. Ir 2 sakramentai yra tarnavimo bendruomeniai sakramentai. Tai yra kunigystė ir santuoka. Tai štai tokios dažniausiai pasitaikančios sakramentų grupavimo šis būdas. 7 sakramentai. Ir dabar kuogi jie yra ypatingi? Jie yra ypatingi tuo, kad dėl Dievo veikimo juose jie perduoda tą malonę, kurią ženklina. Pasakiau sakinį, kuris gali būti neaiškus, tai nenusiminkit, aš dar jį paplėtosiu. Sakramentai perduoda tą malonę, tą gėrį, paprasčiau šnekant, kurį jie ženklina. Ir jie perduoda tą gėrį, tą malonę, tą dovaną Dievo dėl to, kad Jėzus įsteigdamas tuos sakramentus, visi 7 sakramentai yra Jėzaus įsteigti, jisai pažadėjo juose veikti.
Jėzus pažadėjo veikti per tuos sakramentus. Ir kai yra pilamas vanduo ant kūdikio galvos, krikštas įvyksta. Netgi nepriklausomai nuo to, ar kunigas labai šventas ar nelabai šventas, ar tėvai labai geri katalikai ar nelabai geri katalikai. Tam kūdikyje įvyko labai gilus, labai esminis ir labai objektyvus pasikeitimas. Jisai pačioj giliausioje esmėje yra perkeistas. Aišku, galima kelti klausimą, kodėl mes to nematome išoriškai. Nes kaip buvo tas kūdikis, taip ir liko toks pat kūdikis. Ir neatsirado tokios šviečiančios aerolės čia ir panašiai. Va jeigu atsirastų, tai mes matytume. Nėra. Vienas rašytojas, Liujisas, C.S. Lewis, labai jį mėgstu, jisai sako, šitą temą nagrinėdamas, sako, Dievas per sakramentus padaro mumyse tokius didelius pakeitimus, bet tie pakeitimai nepasirodo išoriškai. Ir jisai sako, ar tik tai ne todėl Dievas taip surėdė, kad nepasirodo išoriškai tie pakeitimai, tam, kad mus apsaugotų. Nes jeigu mes pamatytume, kas atsitiko su tuo žmogumi, priėmus krikštą, ar kūdikis, ar suaugęs, mes supainiotume tą žmogų su Dievu ir pultume jį garbinti. Pakeitimas yra toks grandiozinis, toks didingas, stulbinantis ir kvapą gniaužiantis, kad mes pamatę išoriškai, kas tenais atsitiko, mes nusidėtume stabmeldystės nuodėmę, mes garbintume tai, kas nėra Dievas, tik tas žmogus. Bet tarp kitko turbūt esat pastebėję ir girdėję pasakojimų. Kūdikiai, kurie dar nėra tiek sužaloti ir tiek, reiškia, kultūros ir ypatingai neigiamos kultūrinės įtakos paveikti, kartais ant jų matosi. Pasveiksta kūdikiai, pasitaiko atveju krikštu, ar kiti geri dalykai įvyksta, tai matai, jie yra labai minkštas molis. Tai dažnai yra netgi ir matomas tas giluminis pasikeitimas, kuris šiaip normaliai dažniausiai nematomas. Kūdikių atveju, reiškia, jisai pasitaiko, kad ir prasišviečia. Tai dabar kas tai sakramentais, kaip įvyksta, reiškia, kas yra tas sakramentas? Sakramentais yra objektyviai, tai vadinasi nepriklausomai arba iš esmės nepriklausomai nuo mūsų įvykstantis žmoguje pasikeitimas. Sakramentu perduodama tam tikra objektyvi malonė žmogui, kuri nepriklauso nuo jo, reikalingos tam tikros minimalios nuostatos, bet ta malonė nepriklauso nuo žmogaus pastangų, nuo žmogaus dvasingumo lygio. Reikalingos tam tikros minimalios nuostatos, jos reikalingos, bet malonė yra perduodama, nepriklausomai nuo žmogaus. Ir atrodytų, kad tai labai gerai, tai visi priimkime greitai sakramentus, kuo greičiausiai ir viskas jau bus baigta ir gerai. Ir atsakymas yra ne. Nes sakramentais malonė yra perduodama objektyviai, tačiau jinai perduodama, būtų galima sakyti, neįsiskleidusioje formoje. Jinai perduodama grūdo pavidalu. Žiūrėkite, kai mes norime pomidorų ar ten kokių kitų daržovių, tai moterys nusiperka sėklų. Bet sėklos yra ne pomidorai, jos yra tik tai sėklos. Tai čia yra taip su sakramentais. Sakramentai perduoda tą malonę, tą didžiulius dalykus, tačiau grūdo pavidalu. Ir dabar tas grūdas sakramento šventimo yra metamas man į širdį, tačiau jis gali neduoti vaisių. Ir dabar vaisiai priklausys nuo mano atvirumo, nuo mano priėmimo šios malonės. Grįžkime prie pomidorų ir agurkų. Tam, kad turėtume mes derlių, reikia nusipirkti, aišku, gerų sėklų. Bet neužtenka gerų sėklų. Reikia taip pat ir dirvą paruošti, supurenti, patręšti, ten kokį šiltnamiuką pastatyti, ar ant palangės pasistatyti, paskui, kai daigai sudygsta, juos reikia perkelti. Žiūrėkit, kiek darbo reikia įdėti. Tai va čia yra žmogaus darbo dalis. Tam, kad sakramentai duotų vaisių, žmogus turi būti pasiruošęs priimti tą grūdą sakramentinį. Ir štai, ką mes veikiame per tuos 8 mėnesius katechumenate. Mes bandome
purenti savo širdžių ir protų dirvas, kad sakramentinis grūdas kristų į paruoštą dirvą. Nes jeigu mes nusipirktume labai gerus sėklas geras pomidorų ar ten kokių kitų daržovių ir jas išbertume, pavyzdžiui, kur nors gatvėje ant asfalto. Naudos nebūtų. Reikia gerų sėklų, bet sakytume, bet sėklosgi tokios geros buvo. Dirva neparuošta. Turi būti paruošta dirva. Ir tada, kai dirva paruošta ir krito sėkla, dar neužtenka. Žiūrėkite, moterys, kurios daržu rūpinasi, suruošė tą dirvą, krito sėklą, subėrė grūdus, viską ir nesibaigė tuo. Reikia ir toliau prižiūrėti, purenti, palaistyti, atidengti, uždengti. Reikalingas ir tolesnis rūpinimasis. Tai štai sakramentinė malonė yra tas grūdas, kuris turi kristi į gerą dirvą ir toliau turi būti ją rūpinamasi. Kitas pavyzdys, galbūt, nežinau, tie iš jūsų, kurie, kaip ir aš, nesėjate nei pomidorų, nei agurkų, tai gal šitas pavyzdys bus jums geresnis. Sakramentu perduodama, šitą sakė Benas Ulevičius prieš kelis mėnesius, prieš pusantro mėnesio, ir man atrodo, aš jau ją sakiau, bet dar kartą pakartosiu. Sakramentu perduodama malonė panašiai kaip kompiuteryje esantis suzipuotas, suspaustas failas. Reiškia, mes gauname į savo kompiuterį zip failą. Manyje. Bet jeigu aš neturiu tos programos išzipavimo, aš tą failą turiu savyje, bet jis neduodama jokios naudos. Reikalinga ta, žinote, programa, kuri išskleidžia tą mano gautą į failą ir tada jau jisai yra veiklus manyje. Bet ir to neužtenka. Žiūrėkite, mes tie, kurie dirbame su kompiuteriais, kompiuteriai yra aibė programų, kurių aš niekad nepaleidžiu. Tai va, labai dažnai žmonės priima sakramentus ir jie tą programą pamiršta. Bet reikia kliktelt ant jo. Kartą per savaitę, sekmadieniais, tik klikteli, ir ta programa, ką jinai daro, jinai tave keičia. Tu eini į mišias. Tai yra tos programos paleidimas. Ir jeigu tu mišiuose dalyvauji tinkamai, tai vyksta tos programos darbas tavyje. Sakramentai yra kaip tos dieviškos, dangiškos programos, kurios turėtų mus perkeisti, padaryti dangaus karalystės gyventojas. Dangaus karalystė, ramybės, džiaugsmo, meilės karalystė prasideda jau šioje žemėje. Ir amžinybėje jinai tik tai pilnai išsipildo, bet jinai šioje žemėje prasideda. Ir sakramentais yra labai duodami svarbus man pradmenys dalyvavimo dangaus karalystėje. Tai yra labai svarbi pradžia duodama. Bet jeigu aš to nepriimu, tai tada aš atsisakau labai svarbios pagalbos. Nežinau, gal yra dar kiti būdai, gal aš labai kitais būdais veržiuosi į dangaus karalystę. Gal, nežinau, bet sakramentai yra labai svarbus privilegijuoti būdai, kuriais mums Dievas dovanoja dangaus gyvenimą, jau šioje žemėje prasidedantį. Viskas būtų šiandien apie šią temą.